Į kiekvieną bendruomenę, kuri rodo iniciatyvą ir nori išgirsti ir susitikti su savivaldybė, tiek ir su politinė valdžia, tikrai mes važiuojam ir šnekamės. Lygiai taip pat mes savo keliame tikslą, kad kiekvienas moksleivis arba kiekviena tautinė kalba Vilniuje esantis moksleivis turėtų geriausias galimybės mokytis. Tai šiuo atveju tikrai galim užtikrinti, kad nei vienas dabar daromas sprendimas mokyklos taryboje nelems tokios situacijos, kad kažkam truks vietos arba neliks kur mokytis lenkų kalba Vilniuje. Tai absoliučiai ne, nes priešingai yra dabar mokyklos, kurios tos pačios lenkų kalba dėstomoje esančios gimnazijos, kurios iš tikrųjų nepasipildo moksleivis, kaip turėtų būti. Tarkim, yra Adomo Mickevičiaus gimnazija, pusė mokyklos užimta, ir Jono Pauliaus gimnazija, kur iš tikrųjų gimnazijos nuo 9 iki 12 klasės jos nėra apkrautos ir negali dirbti taip, kaip galėtų dirbti. O su to, kaip minėjau, yra susijusi krūva klausimų dėl išlaikymo pastatų, dėl mokytojų algų, dėl visų kitų dalykų, dėl gerbūvio tvarkymo. Taip, kad mūsų tikslas yra užtikrinti, kuo įmanoma geriausią ugdymo aplinką. Dėl to tie sujungimai yra daromi. Mes neturim savo tikslo tokio uždarinėti kažkokios mokyklas. Tuo labiau tai ir nevyksta. Bet tas mokinių srautas tarp skirtingo tipo mokyklų, pradedant nuo pradinių, baigiant gimnazijom ir tame tarpe dar turint pagrindinės ir progimnazijas, turi būti optimalus. Ir tai yra taikoma visom, tame tarpe ir lietuviškom, tame tarpe ir rusiškom mokyklom. O kad pavieniai politikai bet kokį žingsnį bando traktuoti kaip mokyklų uždarimą, tai yra tų politikų atsakomybės klausimas. Bet tie žmonės, kurie įsigilina, tame tarpu ir lenkų tautybė, Vilniečiai, jie iš tikrųjų mato, kad tie sprendimai yra nukreipti būtent į kokybės gerinimą. Neįsprendę šitų klausimų mes negalėsim užtikrinti nei geresnių, tarkim, ugdymo patalpų, nei remontų atlikti, jeigu mokyklos bus pustuštės. Šiai dienai žiūrint, jeigu Lelevelio mokykla veiktų vienam pastate, tai bendras projektinis pajėgumas ir dabar turimas mokinių skaičius labai puikiai, dar su tokiu šiek tiek rezervų, pasilieka į plėtrą. Sirokomlės mokykla dabar yra irgi netgi turi daugiau moksleivių, negu gal projektinį pajėgumą galėtų turėti. Tai taip, kad tos mokyklos iš tikrųjų yra populiarios, jos gali veikti, bet vėlgi čia reikia jau vertinti, kaip kitos arčiau esančios gimnazijos, ypač Adomo Mickevičiaus gimnazija, iš kur tas mokinių srautas juos galėtų papildyti. Bet čia reikia matyti visą kontekstą Vilniaus mieste. O šiaip lenkiškų, rusiškų ir lietuviškų mokyklų Vilniui pakankama, tik reikia sudaryti jų skirtingus tipus, kur nereikalingos, tarkim, gimnazijos arba progimnazijas, ten reikia tipus pakeisti, padarant pradinės mokyklas arba pagrindinės mokyklas ir taip toliau. Bet tas moksleivių srautas turi būti sureguliuotas ir bet kokia, aišku, išimtis tą srautą greuna. O šiaip, aišku, patogiausia būtų sėdėti, nieko nedaryti. Tas buvo beje daroma paskutinius, 8 metus Vilniaus miesto savivaldybei. Ir dabar turim tokią situaciją, kokią turim, kad kai kurios mokyklos tikrai yra apleistos, be higienos pasų veikia, mokytojų atlyginimai ir koeficientai yra žemi, netgi ir moksleiviai jų nesirenka, jos yra mirštančios natūralia mirtimi, ir jeigu būtų geras šeimininkas visus šios 8 metus buvęs, tai tokios dabar sunkios situacijos nebūtų.